Sukčiai gali pasinaudoti tavo keliamų turiniu ir sukurti deepfake. Skamba tikrai baisiai ir tuo jau paaiškinsiu. Visai neseniai LNK reportaže kalbėjau, kaip atskirti dirbtinio intelekto kuriamą turinį nuo tikro ir kaip apsisaugoti nuo deepfake. Tad jeigu tu esi turinio kūrėjas ar viešas žmogus, esi rizikos grupėje, nes būtent tavo turiniu labai lengva pasinaudoti ir sukurti deepfake, bandant tave apgauti ar pakenkti reputacijai. Nes kuo daugiau tavo video medžiagos internete, tuo lengviau sukčiams pavyks tiksliai nukopijuoti tavo veidą, judesius ar netgi tavo balsą. Ir kalbant apie balsą, klonuoti jį galima daug paprasčiau negu tau atrodo. Štai reportaže parodau keičiamą balsą realiu laiku. O šiuo metu apsisaugoti galima tik vienu būdu. Tai šeimoje arba tarp savo artimų žmonių turėti aiškų susitarimą. Tai pavyzdžiui, susikurkite slaptažodį ar klausimą, kurį žinotumėte tik jūs. Tai padės greitai suprasti, ar kalbate su tikru žmogumi, ar tai yra deepfake. Ir žinoma, tikėkime, kad paseksime Danijos pavyzdžių, kuri nori įtvirtinti žmonių teisę į savo skaitmeninį atvaizdą, kas leistų reikalauti pašalinti be leidimo sukurtas klastotės ir gauti kompensaciją. Kokia tavo nuomonė apie tai? Pasidalink komentaruose, gal turi gerų patarimų visiems.